Tai šiai dienai savivaldybėje nėra svarstomi jokie sprendimai susiję su šia mokykla. Visi sprendimai buvo priimti dar vasarą ir jie yra galiojantis, net teismai patvirtino, kad savivaldybės taryba priėmė teisėtus sprendimus, o jie atrodo taip, kad iš tikrųjų mes palaikom mokyklos bendruomenė siekia būti ilgąja gimnazija ir užtikrinti ugdymo tęstinumą nuo 1 iki 12 klasės. Tai Vilniuje tokių mokyklų yra iš tikrųjų mažai ir mes iš tikrųjų matėm, kad bendruomenė yra stipri, mokykla turi ilgas tradicijas ir politiškai iš tikrųjų visa taryba apsisprendė palaikyti tokį išimtinį atvejį Lelevelio mokyklai. Bet kita vertus mes pasakėm, kad mums atrodo nenormali situacija, kad mokykla dabar veikia per du pastatus, šiek tiek mokinių turi vienam pastate, kitam pastate vėlgi dalinasi pastatas su kita lietuviška mokykla. Taigi mes pasakėm, kad tapti ilgąją gimnaziją, Lelevelio mokyklai visos galimybės bus sudarytos, bet mokykla turi veikti tvarkingai, būdama vieno pastato šeimininkė. Ir nuo 16 metų rugsėjo 1 mokykla turėtų veikti Žirmūnuose, Minties gatvėje, kuris yra, sakykime taip, geografiškai labai netoli dabartinio pastato Antakalnio gatvėje. Dar daugiau mes šitai mokyklai iš tikrųjų skiriam labai jau savo didelius finansus, kuriuos negalim pasigirti. Tai yra apie 2 milijonai eurų, kurie bus nukreipti mokyklos rekonstrukcijai, būtent tam naujam pastatui. Bent jau tikrai dalis patalpų, vidaus patalpos tikrai bus sutvarkytos, gal fasadas ir išorė dar nebus pabaigti, bet tai bus viena moderniausių Vilniaus mokyklų, jeigu kalbame apie ugdymo aplinką. Mes girdime ir žinom mokyklos poreikius, bet jeigu mokykla iš tikrųjų akcentuoja siekį tęsti, užtikrinti ugdymo tęstinumą, tai yra nuo 1 iki 12 klasės, tai tą pastatų arba sienų klausimą reikėtų šiek tiek atskirti, tuo labiau, kad savivaldybė tikrai neskriaudžia, o mokykla veiklą tęs žymiai geresnėse patalpose, naujai suremontuotose ir pritaikytose būti ilgąją gimnaziją, įgyvendinančią inžinerinės pakraipos sampratą. Ministerija žino visą šitą situaciją, atidžiai seka ir po to, kai mokykla jau įsikurs Minties gatvės pastate, akreditacinė komisija atvažiuos, įvertins naujai išremontuotus kabinetus, pažiūrės, kiek jie yra atitenkinti būtent fizikos, chemijos, tikslių mokslų poreikiams, laboratorinės galų gale turi būti sudarytos galimybės, tai va tie visi dalykai bus padaryti atliekant remonto darbus. Ir tada ministerija tikrai žada akredituoti ir suteikti ilgosios gimnazijos statusą. Bet nepaisant to, aišku, yra tam tikros jėgos, kurios net ir gerus sprendimus ir gerus darbus sugeba paversti susidorojimu su mokykla. Mums tai yra nesuprantama, tai yra atviras ir pats brutaliausias politikavimas, bet mes matom, kad iš tikrųjų žiūrėdami į mokyklos ateitį, į jos tęstinumą, tai yra geriausi sprendimai ir jie yra, paminėsiu dar kartą, priimti vasarą. Šiai dienai mokyklos tinklo pertvarkos plane, kurį savivaldybės taryba svarsto, jokių sprendimų dėl Lelevelio mokyklos nėra priiminėjama. Tai yra tiesiog bandymas prisidengti tuo, kad yra svarstomos kitų mokyklų sujungimai arba ateities perspektyvos, vėl šitą klausimą iš naujo svarstyti, piketuoti ir panašiai.